Kol kas čia į jokią knygą nepatekę. Tie veikalai, kaip Antanas Joninas sako. Bet aš jos dar nedaug ir eksploatavęs. Maršruto klausimų. Ką jūs kalbat? Kas Kaune nežino lagerio? Na, vienas kitas gal ir nežino, bet šiaip jau garsus visame pasaulyje. Jo karikatūros kabėjo parodose didžiausiose žemės miestuose ir tolimiausiose planetos kampeliuose. Marijampolėje ir Tokijoje, Vilniuje ir Los Andžele, Klaipėdoje ir Melburne, Varėnoje ir Pekine, Taipėje ir San Paule, Briuselėje ir Maskvoje, net Niujorke ir Kauno menininkų namuose. Žinoma, Gabaro. Antrasis lagerio vardas Beresniovas. Na gerai. Aš laukiu troleibusų. Prieina iš matymo pažįstamas mokesčių mokėtojas. Žmogus iš paralelinio pasaulio. Lyg iš meno, lyg iš žiniasklaidos pasisveikina. Be žodžių, tik linkteli. Aš jam irgi. Laukia galbūt troleibuso tyliai. Jūs Beresniovas, paskui jis man sako. Ne, sakau, aš ne Beresniovas. Patylim. Kodėl tada jis man sako? Kas kodėl, absurdas klausimas. Kodėl ne Beresniovas, sako jis. Aš nežinau, sakau, absurdas, labai netikėtas klausimas. Aš nežinau, kodėl aš ne Beresniovas. Nu, gražiausiai, sako. Žmogus ne Beresniovas ir nežino kodėl. Patylim. Aš netoks linksmas, kaip Beresniovas, sakau. Aš ir žiūriu, jis sako. Žmogus galėtų būti Beresniovas ir kažkodėl netoks linksmas. Patylim. Bet jūs iš tos pačios kohortos. Aš prisimenu kažką iš Spartako, iš Romėnų armijos kohortų, su žvanga ginklai, kariuomenės aš bijau, nesakau, ne iš kohortos, iš gildijos. Pirkliai vadinasi, jis sako. Patylim. Arba verslininkai, sako jis patylėjęs. Tai gerai gyvenat, sako jis dar po kiek laiko. Pirkliai, verslininkai, gerai gyvenat. Dar patylėjom. Bet kažkas jūs esat, sako jis priekaištingai, ne Beresniovas suprantu, bet kažkas vis tiek esat. Arba buvot teisingai. Pamažėlę pradedu niršti, ne ant jo ant savęs. Koks durakas, galvoju, būčiau Beresniovas, kiek problemų man atkristų. Ir tas man būtų nesvarbu, ir anas, ir to neimčiau į galvą, ir ano. Stovim, tylim, troleibusas neatvažiuoja. Aš beveik jau pradedu putoti. Kodėl aš ne Beresniovas? Staiga jis sako, a labai man svarbu. Taip ir kirčiuoja netaisyklingai, a labai man svarbu. Kas, sakau, kad jūs ne Beresniovas, jis sako, būkit kas savo norit, teisingai. O, jis sako, mano troleibusas atvažiuoja, likit sveikas, aš Arkadijus. Paspaudžiam vienas kitam rankas ir jis nuvažiuoja. Žinoma, galvoju pasilikęs, gal teisingai Arkadijus sako, gal ir gerai, kad aš ne Beresniovas. Ką aš žinau, kokios jo problemos, man ir savų per akis. Teisingai, sakau, į tą pusę, kur nuvažiavo Arkadijus, teisingai, aš Miščiuginas ir laukiu savo troleibusą. Ir būsi gražus kai katinas. Taip atsitiko, kad patekau į ligoninę. Ir kaip dabar sakoma, pakankamai bejėgis. Sakyčiau, net daugiau negu pakankamai, nes pusiau guliu, pusiau sėdžiu, o slaugutė mane prausia. Paskui suglosto pasišiaušusią pusplikę. Na va, sako, dabar būsi gražus kai katinas. Taip ir tarė, nepaisydama kalbos policijos reikalavimų. Ne kaip, o kaip. Taigi sėdžiu guliu, marstausi savo kaip katinas, eina jaunutė daktarė baltų chalatu. Sveiki, aš psichologė, sako. Psichologų aš bijau dar nuo karo laikų, todėl be viso ko tyliu. Kalbėti galit? Įklausė. Užverčiu akis į lubas, girdi nėra problemų, kad tik būtų apie ką. Su kalba problemų neturit, matyt, dėl visa ko, perklausė jį. Liežuvis nesipina, energingai papurto galvą, gal net per kiek daug energingai, nes psichologas sužiūra įtariai. Kaip jūs, pavyzdžiui, sakote, klausė jį, šedevras ar šedevras? Šedevras, sakau aš. Aha, sako psichologai, įdomu, įdomu. O galime jums užduoti kelis kitokio pobūdžio klausimus, vėl užverčiu akis į lubas, girdi, ką čia dar klausti, juk to ir susirinkom. Gerai, sako psichologai, gal išvardintumėt 5 baldus. Aš sakau, taburetė. Paskui bent kiek pagalvoju, sakau, 2 taburetė, 3 taburetė, 4 taburetė, 5 taburetė. Psichologija išpučia akis, man tai naujiena, sako. Na, o 5 gyvūnus išvardintumėt?
Asilas sakau ir jau daug nemastydamas antras asilas, trečias, ketvirtas ir penktas. Aišku, sako psichologė, vadinasi 5 asilai. Kiek pageidavo, sakau. Dar vienas klausimas, sako psichologė, ir tada pailsėsim. 5 augalai. Gėlė, sakau. Iš per didelio entuziazmo įkvėpiau kartu su seilė ir taip užsikosiau, kad net pamėlinau. Nereikia jaudytis, sako psichologė, aš jums padėsiu. Antra gėlė, trečia, ne, būčiau sumasavęs rankomis, bet nepajėgiau. Ne gėlė, sakau, medis. Medis apstulbo psichologė, matyt su jos besiformuojančia sistema. Kaip tai medis? Koks dar čia medis, nustebus klausė. Giminė, sakau, genealoginis medis. Augalas, klausė jį. Genealoginis medis tai augalas. O kas, atklausiu aš, jeigu medis tai augalas, ar ne? Ne, sako jį, genealoginis medis ne augalas. Kokį čia pavyzdį jums pateikus, susimąstė psichologė, kad suprastumėt, kas yra kas. Tylim. Rakštis subiniai, sakau, aš tinka. Sakot, kad tai augalas, klausė jį. Čia jau susimąstė mergų. Kas galėtų būti ta rakštis tokioje vietoje? Ji mano, kad aš jos, taip sakant, toje vietoje, o aš linkęs manyti, kad į mano, taip sakant. Su taip psichologais taip lengvai nesusikalbėsi. Bet ką aš noriu pasakyti? Tai nemirtina, tai lyg kokia smegenų gimnastika. Šiaip taip su jauna daktarė išsiskyrėm taikiai. Kur kas sunkesnis atvejis, kai amžinai nesusikalbi su valdžia, o kai su artimaisiais, tai jau išvis šakės. Ir kas tokiu atveju yra šakės? Baldas, gyvūnas, augalas, toks darbo įnagis, ar kaip sakoma, ragai. Gaila, kad psichologija jau išėjo. Pusiau sėdžiu, pusiau guliu, mąstau, o jau gražus kaip katinas.